Paimkim vieną iš dažniausiai prieštaringai vertinamų sveikos arba nesveikos mitybos komponentų - angliavandenius. O koks tai pasirodo teisingas apibendrinimo žalos pavyzdys? Angliavandeniai nėra tik cukrus. Mums iš produktų, kuriuos vadiname angliavandeniais, nereikia cukraus. Gliukozę mes ir taip mokam pasigaminti net keliais skirtingais būdais iš to, ką suvalgom, ir tam iš principo galime valgyti bet ką. Mes nesame cukrumi varomos mašinos. Mums reikia produktų, kuriuos visus pakišam po angliavandeniais ir visai ne dėl to, kad juose yra cukraus. Mums iš produktų, kuriuos priskiriam angliavandenių šaltiniams, labiausiai reikia ląstelienos, o taip pat ten esančių mineralų, vitaminų ir amino rūgščių. Mums reikia lapų, šaknų, sėklų, uogų, vaisių ir mums nereikia baltų miltų, cukraus ir bet kokių saldumynų. Mums nereikia dievobaimingai laikytis bet kokių proporcijų. Stresas dėl palaižyto šiaip jau nenuodingo saldainio bus gerokai žalingesnis už patiriamą cukraus žalą. Bet suvalgytas saldainio maišelis tik tam, kad nesinervinti, tikrai nebus naudingesnis. Taip, tai klampu, bet mes esame sudėtingi organizmai ir piktinantis tuo situacija niekaip nepasikeis. Nepaisant šio skirtumo tarp angliavandenių ir angliavandenių, mes jau žinome iš tyrimų statistikos. Stebimas reikšmingas neigiamas poveikis psichologiniai sveikatai, nuotaikai, didėja metabolinio sindromo, astmos ir vėžio tikimybė. Angliavandeniai nėra cukrus. Skanaus. Taikos ir ramybės.